XVI amžius iki šiol visiems gerai žinomos saldumynų revoliucijos pradžia. Jos židinys – atokus Lietuvos kaimelis, geriau žinomas kaip Klimkynė. 1523 m. gegužės mėnesį kaimelio gyventojus ištiko krizė. Trūko maisto produktų, sausros pasiglemžti augalai smarkiai nyko, o vandens nepriteklius galutinai sudrumstė gyventojų buitį. Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį mažas vilties spindulys nušvietė žmonių gyvenimus. Daktaras Šokoladnikovas, iki šiol kaimelyje itin nepasižymėjęs mokslininkas, apie kurį miestelyje sklandydavo kandūs gandai, panaudojo vos kelis elementariausius ingredientus ir slaptąją medžiagą X. Sukūrė tai, ko pasaulis dar nebuvo matęs – šokoladą. Vos sukūręs magiško skonio produktą, daktaras nusprendė galįs padėti kaimiečiams. Sušaukęs kaimelio gyventojus, Šokoladnikovas paprašė jų išsirikiuoti ir kiekvienam jų įteikė po mažytį gabalėlį fantastiško skonio šokolado, kuris kaip mat buvo prilygintas auksui, retas, brangus ir nepakartojamas. Dėl medžiagos X deficito Šokoladnikovas negalėjo pagaminti didelio kiekio šokolado. Nieko nelaukę gyventojai nusprendė paremti daktarą ir pradėjo jam nešti visas įmanomas brangias dovanas. Ilgainiui miestelėnai pradėjo varžytis. Batsiuviai gamindavo batus iš brangiausios odos, kalviai nukaldavo papuošalus iš tauriausių metalų, siuvėjai siūdavo prašmatniausius kostiumus. Į mažą apleistą Klimkynės kaimelį pradėjo migruoti gausybė užsieniečių, trokštančių išbandyti naująjį išradimą. Netrukus išpopuliarėjęs visame pasaulyje, šokoladas išliko unikalus ir tolimesniuose amžiuose. Iki šiol, net 21 amžiuje, jis yra geidžiamas tiek vaikų, tiek suaugusių, o ypatingai moterų.